tuoj duonelį rankų darbe. Visiems viena Agotos duona. Sveiki, aš Rokas Babarskas. Tikriausiai šiandieną nieko nenustebinsiu pasakęs, jog aš nusprendžiau emigruoti. Bet emigruosiu aš ne į Londoną ar į Berlyną. Šiandieną aš emigruoju į Birštoną. Už šitą scenarijų reikės kažką nubaust. Tik nusileidęs iš bokšto radau kavinę. Ir atrodo, kad čia viskas yra sukurta žmonėms. Nusileidai sušalęs iš bokšto, atėjai į kavinę ir tau jau paruošta arbata. Va. Šiandieną aš Birštone. Čia ieškosiu darbo ir pramogų, gyvenamos vietos ir skanaus maisto. Išsitirsiu socialinę, verslo aplinką, ieškosiu savo vaikams ne tik tai mokslo, bet ir užklasinės veiklos. Ir norėsiu įsitikinti, ar iš tiesų Birštonas yra pati geriausia vieta mano šeimai gyventi. Nu va, Birštonas toks populiarus miestas, kad čia neįmanoma surasti, kur apsigyventi. Neradau aš čia išsinuomoti nei buto, nei namo. Tai vat pasistatysiu palapinę ir palapinėj gražioje vietoje prie vandens gyvensiu. Gal vakare kokią žuvį pasigausiu, tai net valgyti nereikės. O, kaip čia gerai! Ką tu darai, mama? Ai, stop! Sustok, žmogau! Labą dieną. Labą dieną. Aš labai atsiprašau, gal jūs mane kur nors galit nuvežti? Šok vidun. Ačiū. O tai ačiū Jums labai. Sakykit, prašau, kur Jūs važiuojat? Važiuoju į kempingą. O tai ten galima apsistoti? Taip, pats geriausias kempingas Lietuvoje. O, bet ten tik tai su tokiu automobiliu, su kemperiu tik tai galima apsistoti, ar... Galima ir su palapinė. Tai aš čia neteisingoje vietoje palapinę būsiu pasistatęs. Panašu, kad taip. Sveiki. Labą dieną. Labą dieną. Ar teisybė, kad čia tokius benamius be palapinius kaip aš galite apgyvendinti? Tiesa? Aš Rokas. Eglė, Labai malonu. malonu. Užeikit, prašau. Gerai, eime. Taip, prašau, užpildykite savo duomenis viršutinėje dalyje, o žemiau užpildysiu aš ir parodysiu, ką mes turim. Gerai. Pirmiausia, parodysiu mūsų namelis, pušyno namelį vadinamo, su patogumais, su dušu ir vonia, kas yra labai nuostabu, būnant gamtoje, nes turim dar kitus namukus, kurie šito neturi. Bet tai čia fain. Čia yra daugiau erdvės, dvigulė lova, ištiesama, papildoma, jeigu prireiktų. Viskas, aš daugiau niekur nevažiuoju, nieko aš neieškau, jokių nuomų, jokių namų, viskas. Viskas, vyručiai, davai, iš čia. O! Labą dieną. Kiek čia daug simpatiškų mergaičių. Labą dieną. Aš žinokit, ieškau darbo. Radau skelbimą internete, kad jums trūksta darbuotojų.
Taip, ieškome ne vieno darbuotojo, tai sezonas artėja, tai norim pastiprinti savo komandą, klientų skaičius didėja, tai puikus pasirinkimas, kad atvykote pas mus. Prašau, apranga. Linkiu sėkmingos pirmosios darbo dienos. Pasimatuokit, tikiuosi tiks. Taip pat duodu informaciją apie mūsų sanatoriją. Va, būsiu naujas seselius. Pasirodo, Birštone nėra sudėtinga susirasti darbą, reikia tik labai norėti. Labadiena. Labadiena. Aš Rokas. Karolis. Labai malonu, Karoli. Malonu. Noriu užduoti Jums klausimą. Žinau, kad Jūs apie šitą gamyklą žinot viską. Mes Birštono mineraliniuose vandenyse. Mane nuo tos minutės, kai aš atvažiavau į Birštoną, pradėjo kankinti vienas labai svarbus klausimas. Taip. Ar yra tokia specialybė mineralinio vandens someljė? Kas liečia butelio, sakykime, pačio vandens ragavimą, tai ragavimas vyksta nuolatos ir mūsų gamyboje. Sakykime, keičiant partijas automatiškai, ir šiuo metu mes pasileidinėjom kitą produktą, tai ateina laboratorijos žmogus, kuris tą būtent ragavimą ir atlieka. Bet tai, ar aš galėčiau susirasti darbą, pavyzdžiui, pas Jūs? Manau, kad galėtumėt, kodėlgi ne. Va! Aktyvaus verslo erdvė bendradarbystės spiečius. Turiu biznio planą. Einam, gal čia man padės jį įgyvendinti. Kokia yra verslo aplinka Birštone? Jūs galite man apie tai papasakoti? Jūs užėjot ten, kur reikia. Va! Prieš metus laiko mes kartu su verslo agentūra, verslo inovacijų agentūra, įkūrėme šitą bendradarbystės centrą Spiečių, kuris pagelbsti verslininkam pradėti savo verslą arba plėtoti jau turimą verslą. Tai šita tokia aplinka bendradarbystės ir yra būtent skirta verslininkam ir kaip jiem pagelbėti. Pradedantiesim. Žinoma. Ir jau tie, kurie vykdo veiklą, gali lygiai taip pat ateiti Spiečių ir sulaukti pagalbos. Jūs nesat vienintelis ar ne žmogus, kuris arba grįžta iš emigracijos, arba planavo migruoti, tačiau vis dėlto pasilieka Lietuvoje ir persikelia į Birštoną. Birštonas yra besiplečiantis kurortas, ypač paskutiniu metu atsiranda labai daug naujų verslų ir žmonės yra suinteresuoti augančių kurortų ir norime vykdyti veiklą ir kurti verslą. Kadangi Birštonas yra kurortas, ar ne, mes neturime jokios pramonės, mes neturime jokių verslų susijusių su pramonė. Ir pagrinde mūsų tas toksai kontingentas verslo, ar ne, tai yra turizmas. Ir skirta tam turistui, kuris atvyksta. Tai didžioji dauguma visų verslų, kas yra Birštone, tai yra viešbučiai, tai yra kažkokie verslai, kurie aptarnauja turistus. Tai toks yra mūsų verslo aplinka tokia. Rokai, tada aš siūlyčiau, žinokit, pasivaikščioti po patį Birštoną, ar ne, kad jūs geriau susipažintumėt su mūsų aplinka ir kokie verslai vyksta čia ir kur jūs raštumėt savo nišą. Labai gerai idėja. Labai gerai idėja. Eime. Galime keliauti. Eime. Ir kaip tik aš norėčiau parodyti pavyzdį, ar ne, tai yra jaunas verslas, įsikūręs restoranas, šeimos restoranas. Čia. Ir taip, būtent čia ir tai jauni žmonės atkeliavę į Birštoną ir įsikūrė restoraną. Ir turi labai daug lankytojų, ateina ir savaitgaliais, turistai pasivaikščiodami, užsuka pavalgyti ir darbo dienomis, turbūt pusė Birštono keliauja pietauti pas juos. Taip. Fantastika. Ir aš taip noriu. Šis centras yra pastatytas, jo projektas buvo nukreiptas daugiafunkciškumui. Tai yra, kad mes šioje vienos salėje kuo daugiau patenkintume jaunimo vaikų norų sportuoti. Šioje salėje žaisti galima krepšinį, salės futbolą, tinklinį, badmintoną. Ateityje matome įrengti ir tenisui patogias sąlygas. Taip, žinot, aš tikrai manau, kad Birštonas turi kuo didžiuotis, turėdamas šitokį multifunkcinį, naują, fantastinį sporto centrą. Turizmo informacijos centras. Jūs padedat tokiem kaip aš pasimetusiem? Padedam visiems atvykstantiem į Birštono kurortą ir ketinantiem vykti. Tai pagrindinis mūsų darbas, kad sugalvotumėte atvykti į Birštono kurortą, o jau kai atvykstat ir trūksta tos informacijos, kur kairė, kur dešinė, kur
verta eiti ar ilgesniam laikui, ar trumpesniam, tuomet jau mes susumuojame, sudėliojame ir pateikėme jums mūsų manimų geriausią variantą kelionėms. Vaistažolių vartojimas, tai dar kol kas kalasi mūsų vaistažolių Jos dar neišdygusios tiesiog? Sodelis, bet visai neužilgo jau bus galima įkvėpti įvairių vaistažolių oro, nes yra formuojami atskiri ne tik tai, kad gilynai, bet ir gydomosios žolelės yra auginamos. Čia? Taip. Ir pats sunkiausias, mano nuomonė, ir svarbiausias elementas, sudarantis kneipo filosofiją, tai yra harmonija. Visų tų elementų... Jūsų harmonija, jūsų sielos harmonija. Tam, kad atsipalaiduoti, išjungti darbinį režimą, nustoti, galvoti per daug, kur emigruoti. Tiesiog greičiau priimti sprendimą, kuris būtų jums geriausias. Ir visai neskaudėjo. Ir visai neskaudėjo. Viskas gerai su jumis. Nu ir ką, paskutinis finalinis. Šičia? Taip, žinoma. Šiškos. Po trumpos pertraukėlės matysite. Einam, čia yra tas gondola, einam, greičiau, tu išplauks. Viskas, aš jau žinau, kur atsivešiu savo šeimą ir draugus pramogauti. Mažiausia pasaulyje spausdinta Biblija. Bet tai kaip gerai, čia geriau negu Venecijoje. Va, gyveni vienoj Nemuno pusėj, ryte paėmei su taksi, pervažiavai į kitą pusę, nerealiai. Visiems viena. Agotos duona. Oi, tuoj duonelį rankų darbelį. Visiems viena. Agotos duona. Skauda? Nu skauda, tai ką man dabar daryti? Labadiena, galite padėti? Taip, labadiena, kas jums nutiko? Sakykit, ar čia poliklinika? Ne. Čia kaip ir gydymo įstaiga, bet čia yra palaikomų ir slaugos gydymo skyrius. Poliklinika ambulatorinės paslaugas turim toliau. Čia yra visai mūsų naujas skyrius. Birštoniečiai turi tiesiog džiaugsmą. Aš galiu įsisiremti? Galit. Ačiū labai. Aš tada trumpai galiu jums parodyti ir paskiau mes nueisim, pasižiūrėsim. O tai jūs ir polikliniką turite? Taip, čia yra naujai renovuotas pastatas, poliklinika yra nuo pusėje, kur teikia ambulatorinės paslaugas. Jeigu jūs ateityje turėsite traumą, kai būsit, garbaus amžiaus, tai mes, žinokite, turim čia tokias naujas, gražias palatas, kur galėtumėt labai garbiai pasitikti savo gražiasias dienas. Galite visą laiką atvykti, apsižiūrėti, nesvarbu, kad ir dabar, būdamas jaunas, bet mes jums parodysim, kur poliklinika, nes, jums dar toli. Taip, ar galim? Sėsite. Va, Ačiū jums labai. Ačiū jums labai. Ačiū. Sveikatos. Ačiū labai. Jūs tokios malonės, Dieve. Ačiū labai. Labą dieną. Einam, čia yra tas gondola, einam, greičiau, tu išplauks. Bet tai kaip gerai, čia geriau negu Venecijoje. Va, gyveni vienoj Nemuno pusėj, ryte paėmei su taksi, pervažiavai į kitą pusę, nerealiai. Nemajūnai yra kaimas visiškai netoli Birštono. Šiandieną mes dienos centre. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. Sveiki. Labadiena. Aš Rokas. Gintas Pačėsas, Nemajūnų dienos centro direktorius. Labai malonu. Pas jūs taip gražu, kad aš net nenoriu eiti į vidų. Einam pasivaikščiosim ir jūs man parodysit, ką jūs čia turite. Nemajūnų dienos centras. Sakykite, kokia yra jo veikla? Centras teikia socialinės paslaugas Birštono savivaldybės gyventojams. Taip, tiesiog kaimiška teritorija, bet kaip mato, turime puikų aikštyną, turim futbolo aikštę, krepšinio aikštę, paplūdimio tinklinio 2 aikštelės. Ir visas šitas centras yra skirtas kam vaikam? Savivaldybės gyventojams. Visiems? Taip. Centras teikia bendrasias socialinės paslaugos. Tai informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, maitinimo organizavimo, sociokultūrinės, transporto.
taip pat teikia ir socialinės priežiūros paslaugos, pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos. O, va taip. Viskas, aš jau žinau, kur atsivešiu savo šeimą ir draugus pramogauti. Ieškau Birštone kultūros. Labą dieną. Sveiki. Sveiki. Nepatarsit, kaip nueiti iki bibliotekos? O, tu sėskit, važiuojam. Geras. Ir šiemet laimėjome Lietuvos kultūros tarybos paramą ir organizuosime vaikams projektą kūrybiniai susitikimai po Liepą. Ir 9 renginius organizuosime, tai bus susitikimai su rašytojais ir dailininkais, kaip Marija Smirnovaitė, Saulė Gilienė. Tai bus ne tik knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, bet ir kūrybinės dirbtuvėlės. Ir dar turėsime tokį užsiėmimą su pojūčių teatru vaikams, kurie turi autizmo spektro sutrikimų, disleksijos sutrikimų. Tai va dar vieną tokį ypatingą renginį turėsim. Dabar, mes jau trise. Prie mūsų prisijungė Birštono kultūros centro direktorius ponas Zigmas. Sveiki. Sveiki. Ponas Zigmai, Birštono kultūros centras. Papasakokit, kokios jo funkcijos? Jis yra daugiafunkcinis centras, tai štai čia yra visokių funkcijų, kuriuose turi tilpti ir seni, ir vidutinio, ir kitokio amžiaus žmonės. Juose dabar įsikūrė dar ir verslo centras Versli Lietuva. Taip. O šiaip mes turim galimybę šokti, dainuoti, vaidinti, drožinėti, fotografuoti, groti ir priimti bet kokio lygio profesinį kolektyvą esantį Lietuvoje arba už jos ribų. Mes disponuojam 510 vietų sale. Mes turime choreografijos salės, teatro studijas. Negana to, mums priskirta jau 8 metai Kurhauzas. Ten yra kamerinė 200 vietų salė, nuostabus fortepijonas, 2 parodinės salės. Ir tai, kaip matot, amplitudė plati nuo prieimimo kokio nors teatro, spektaklio, iki parodos rengimo, iki šokių, iki namų restorano esančio pas mus. Jūs kaip žinot, deimantai nebūna maži, jie būna dideli, jie būna maži ir vertingi. Tai mes prie tų priskaitami. Sveiki. Žinot, aš labai nustebau sužinojęs, kad Birštone yra sakralinius muziejus. Taip, smagu, kad radot. Muziejus įkurtas senojoje Klebonijoje prieš 22 metus. Ir čia mes turime ekspoziciją palaimintajam Teofiliui Matulioniui ir Romos kardinolui Vincentui Sladkevičiui, taip pat bažnytinio ir liturginio meno. Taip pat turi mažiausią pasaulyje Bibliją. Mažiausią pasaulyje spausdinta Biblija. Vokietijoje išspausdinta 0,5 centimetro kraštinė, 2 milimetrų storio knygelė. Jūs net neįsivaizduojate, jo mažam. Kokį nedidumo? Ant nago telpa jinai. Skaityti galima tik pro mikroskopą. Aš ties Jonu. Jo, jūs ties Jonu. Suprato? Ir tada... Labą dieną. Labą dieną. Ar čia teatras? Taip. Aš ieškau darbo. Darbo čia pas mus tai nerasit, nebent malonumą, hobį, užsiėmimą. Tai tada aš su jum noriu daryti meną. Manau, kad visai galbūt ir pavyktų. O teatras? Taip, Birštono vienkiemio teatras.
Ten taip, te jūs čia gulit, o ten, šitas, ten, einam greičiau, einam. Einam. O jūs visada džiazą grojat? Birštone gyvenam, tai kitaip negalim, žinoma. Birštonas džiazo sostinė, teisingai? Taip. Ir mėgstamiausias? Žinoma, nuo mažų dienų mes tiesiog užaugę ant džiazo. Visiems viena. Agotos duona.